Labadiena, mano vardas Vaida ir sveikinuosi su jumis iš vienos pirmųjų mūsų video tinklalaidžių, kuriuose kalbėsime apie technologijų, inovacijų tendencijas ir kaip jos keičia mūsų kasdienybę. Mūsų pašnekovai – mokslininkai, tyrėjai, savo srities ekspertai, startuoliai. Ir šis video tinklalaidžių ciklas tai yra lyg neoficiali įžanga į inovacijų parodą Technorama, kuri vyks gegužės 29 dieną KTU Santakos slėnyje, Kaune. Technorama – inovacijų paroda, kuri nuo 2002 metų yra organizuojama KTU Technologijos universiteto drauge su partneriais. Ir nors paroda keitė savo formatą, augo, dinamiškai didėjo, tačiau pagrindinis siekis ir pagrindinis tikslas nepasikeitė – skatinti jaunuosius kūrėjus ir populiarinti mokslo pasiekimus bei laimėjimus. Ir Technoramos registracija jau yra atverta, registruotis gali tiek pradedantieji, tiek pažengę inovatoriai, o tie, kurie tiesiog nori pasidairyti, kasgi buvo sukurta per pastaruosius metus, kviečiami į KTU Santakos slėnį gegužės 29 dieną. Ir prie mūsų noro kalbėti apie technologinius pasiekimus garsiai ir aiškiai prisideda pagrindinis renginio komunikacijos partneris, naujienų portalas lrytas LT. O šiandien kalbėsime labai svarbią temą, galbūt galėčiau pasakyti svarbia tema kaip oras, kadangi kalbėsime apie aplinkosauginės technologijas, inovacijas ir kartais iššūkius, kurie šią sritį liečia. Sudėtingus, bet labai aktualius mūsų kasdienybei klausimus padės atsakyti Kauno technologijos universiteto, cheminės technologijos fakulteto, aplinkosaugos technologijos katedros profesorius Dainius Martizevičius. Sveiki, Dainiau. Po dienos. Taigi pradėkime nieko nelaukdami ir turbūt pakalbėsime apie tai, kad didelė dalis žmonių artėjant vasarai pajuda link kaimiškų vietovių, kadangi čia yra sodyba, geras oras, vandens telkiniai ir panašiai. Tačiau didelė dalis populiacijos savo nuolatiniam gyvenimui visgi pasirenka miesto vietovės. Ir pagal Jungtinių tautų skaičiavimus 2050 metais net apie 70% visos žmonijos gyvens miesto vietovėse. Tad lyginant su dabartiniais skaičiais, kurie sudaro apie 55%, galim pamatyti, kad urbanizacija labai stipriai spartės. Ir tai natūralu, kad atneš ne tik tai aibę galimybių čia gyvenantiems, tačiau ir didelį tuntą iššūkių. Ir vienas jų turbūt būtų išaugęs transporto priemonių skaičius miestuose, galbūt galėčiau pridėti ir industrinių rajonų plėtimąsi, kas sąlygoja ir prastėjančią oro būklę miestuose. Neatsitiktinai pradedu nuo šios temos, nuo šių klausimų, kadangi taip galėčiau pasakyti, tai jūsų ekspertinės sritis. Ir noriu paklausti, kokios pažangios technologijos, produktai ar novatoriški metodai yra taikomi siekiant, kad tie miestai, kuriuose gyvename, būtų tvaresni, draugiškesni mums žmonėms gyventi ir atsparesni būtent tiems spartėjantiems urbanizacijoms sukeliamiems iššūkiams. Galbūt ir galite pateikti kažkokių pavyzdžių. Iš tiesų, jūs pastebit labai teisingai, kad yra natūralų žmonių noras burtis į bendruomenės ir miestai yra viena iš tų bendruomenių, yra didelė bendruomenė ir jos vis plečiasi. Tai savaime sukelia tam tikrus iššūkius ir urbanizacijos kaip aplinkosauginio iššūkio problemos jau žinomos kuris laikas ir stengiamasi vienu ar kitu būdu tai spręsti. Aišku, pirmiausia, mes visi tikimės, kad turim užtikrinti tą žmonijos prigimtinės teisės, tai kvėpuoti švariu oru, gerti švarų vandenį, valgyti sveiką ir kokybišką maistą. Ir į tai, ko gero, tai yra pirminiai dalykai, ką mes turėtumėm išspręsti miesto bendruomenėse. Savo ruožtu ateina ir tie tokie antriniai dalykai, bet jie yra nemažiau svarbus, tai yra kokybiška ir maloni aplinka. Švari aplinka, švari energija, kurią mes naudojam, tarkim, visi mūsų aplinkos daiktai, tarkim, perdirbami ir tarnaujantis ilgą laiką, tarkim, ir tie patys pastatai miestuose turi būti jų visas ciklas gerai suplanuotas, kad jie būtų ne tik tai funkcionalūs, bet ir tarnautų ilgesnį laiką arba būtų lengvai perdirbami. Tai
tų iššūkių iš tiesų mes turim labai daug ir įvairių. Ir bendroji, tarkim, sritis, kas apimtų tų iššūkių sprendimą, tai yra švariosios technologijos arba clean tech. Tai apima plačiau nei tik tai aplinkosauga, tai yra ir švari energetika, ir transporto, tarkim, valdymas, ir daug dalykų, kas tai galėtų būti. Siauresnė prasme mes, aišku, galim šnekėti apie, tarkim, švaraus vandens problemą, nes tai yra vienas iš didžiausių žmonijos iššūkių, kurie mums jau ateina pilnu pajėgumu ir matom, kad net labai gerai išsivysčiusiose šalyse paprasčiausiai trūksta vandens. Ir Lietuvoje mes esam sėkmingi, kad mes turim daug vandens kaip gamtinio ištekliaus. Bet jis turi būti perdirbamas, jis turi būti atgaunamas iš jo medžiagos. Jis turi būti, vandens ciklas irgi turi būti kiek įmanomai uždaras. Tai iš tikrųjų iššūkio tiek socialinė prasme, tiek technologinė prasme yra daug miestuose ir dabar yra kaip tik tas tinkamas metas juos spręsti. Galbūt galėtumėt kažkokį tai pavyzdį pateikti, kuris technologinis ar metodas ar produktas buvo sukurtas, kuris padeda, kaip ir minėjau, tiek oro kokybę, tiek vandens, galbūt pastatų, pačių sudėtinių dalių kokybę palaikyti. Galbūt galėtumėt pateikti kažkokių pavyzdžių. Ar tai būtų appsas paprasčiausias, kur galima stebėti oro būklę, ar kažkas sudėtingiau? Šnekant apie oro kokybės valdymą, tai yra labai daug etapų, kaip mes galim valdyti oro užterštumą ir užtikrinti sveiką orą. Tai pirmas etapas, aišku, yra neteršti oro. Ir šiuo atveju yra daug iniciatyvų, kaip, tarkim, ir tas pats transportas elektrifikuojasi gan sparčiai. Vandenilio energetika atvyksta. Tarpinis etapas, tarkim, biodujos, bet oro užterštumo prasme gali nebūti taip sėkminga. Tačiau įvairi pramonė irgi daug investuoja, kad procesus pakeisti švaresniais, nešvarų kurą keisti švaresniu, ir tai jau vien dėl tai, kad mes neišmetam teršalų į aplinką, jau tai duoda mums pakankamai neblogą efektą. Tačiau miestuose, aišku, yra ir kitų iššūkių, kaip dulkėtumas, kaip individuali energetika, kur yra sunkiai kontroliuojama išmetimai iš deginant prastą kurą, atliekas. Su tuo dažnai technologiškai sunku kovoti, čia reikia keisti žmonių elgseną. Na ir jeigu mes nesugebam šito padaryti, tai galim išvalyti savo aplinkos orą. Tarkim, irgi labai įvairios technologijos, kaip patalpose, kur žmonės praleidžia iš tiesų 80-90% viso laiko. Kaip patalpose išvalyti orą, kad žmonės, kaip teisingai pateikti orą į patalpas, kaip jį paruošti, kad žmonės visose aplinkose, tarkim, mokyklos, darželiai yra labai svarbi aplinka, universitetai, kur jaunimas stengiasi išmokti, jų smegenys turi gerai veikti, o staiga ateinam į patalpą, kuri yra nevedinta ir tarkim, tada ir susikaupimas yra moksliškai įrodyta, kad susikaupimas prastėja ir netgi poveikis sveikatai gali būti tam tikras. Tai teisinga ventiliacija, valymas oro yra tos technologijos, kur yra labai daug dirbama šiuo metu. Dainiau, kita aktuali tema, kurią tikrai nekartą pasisakėte viešoje erdvėje, yra nanotechnologijos. Taip paprastai pasakysiu, kad galbūt paprastam žmogui, nors tas terminas irgi toks yra įdomesnis, ta savoka nanotechnologijos gali atrodyti visiškai neaktuali, tolima, tik tais mokslo sričiai kažkuriai aktuali. Žodžiu, manęs tai neliečia. Bet sakykit, ar tai yra tiesa ir galbūt galit pateikti pavyzdžių, kurgi tos nanotechnologijos yra naudojamos mūsų kasdienybėje ir kodėl tai yra aktualu visai plačiai visuomeniai? Taip, iš tiesų nano medžiagos, kurios yra nanotechnologijos pagrindas, vis tiek objektas vadinkim, tai nano medžiagos gamtoje yra jau visą laiką nuo pat Žemės pradžios. Galbūt mes taip jų neidentifikuodavom, kad tai yra būtent ta nano skiltis tarp atominio lygmens ir to jau mikro mūsų matomo akimis yra tas pilkoji nano zona, kur mes akim nematom, tačiau reikia įvairių mikroskopų, bet tos medžiagos turi labai įdomių savybių. Viena vertus teigiamų technologinių savybių, antra vertus tie patys neigiami poveikiai sveikatai, jeigu mes elgsime su jomis
ir netinkamai. Aš neseniai buvau konferencijoje Razolio mokslo, tai yra nano medžiagos, kurios yra ore. Ir vienas pramonininkas, kuris darė plenarinį pranešimą, labai įdomiai pastebėjo, sako, aš praėjau per visą jūsų konferenciją ir matau, kad 80% visų pranešimų bando įrodyti, kad nano medžiagos yra blogai, o 20% pranešimų bando iš nano medžiagų išspausti tam tikros naudos. Tai tas suvokimas visuomenės ir reguliacinio mechanizmo yra iš tiesų jau neblogai išsivystęs ir nano technologija kaip žodis jis jau egzistuoja kelis dešimtmečius, užtat atsiranda vis naujų ir modernesnių žodžių. Ar mes pilnai viską išspaudėm iš nano medžiagų? Tikrai ne, dar erdvės yra daug ir dėl jų tam tikro savybių mes turim didesnį technologinį efektyvumą, tarkim, jeigu tai yra ar tai katalizė toks procesas, kaip reiškia tam tikrų medžiagų skaldymas ar cheminių reakcijų pagreitinimas, ar tai filtravimas, ar daug kitų medžiagų procesų, kur nanotechnologijos iš tiesų yra palankios mums. Tuo pačiu neseniai pasimokėme ir COVID atvejais, nes virusas yra ta pati nanodalelė, 60-100 nanometrų ir nuo jos apsisaugoti visi matėm, kiek daug yra iššūkių. Tai, kaip sakau, yra su nanotechnologijomis galima žiūrėti iš abiejų pusių, kad jas naudoti savo naudai, bet ir tuo pačiu saugotis tų nanodalelių, kurios nevaldomai plinta ir galbūt gali sukelti tam tikrų poveikių sveikatai. Dainiau, mes dabar kalbame irgi apie technologijas ir panašiai, ir jūs pats esate technologijos mokslų daktaras, jūsų įvairūs tyrimai yra tarpdiscipliniški, tiek IT technologijos yra integruojamos, farmacijos mokslai, inžinerija, nanotechnologijos, ką paminėjot. Tai galima sakyti, kad jūsų tos sritys yra labai plačios, tačiau negalim šnekėti tik apie technologinius mokslus. Kiek žinau, esate prisidėjęs ir prie antreprenerystės kurso konceptų kūrimo. Tai jūsų ekspertinės sritys yra labai plačios. Ir būtent norėčiau apsistoti ties tuo tarpdiscipliniškumu, kadangi net ir kalbant apie Technoramų inovacijų parodą, mes labai stipriai pabrėžiame, kad tarpdiscipliniškumas yra labai svarbus. Kokia yra jūsų nuomonė, kodėl jis yra toks svarbus ir apskritai šiais laikais galima išvystyti startuolį, produktą naują, be tarpdiscipliniško požiūrio? Aš kažkaip pritariu tai nuomonė, kur yra sakoma, kad tie grynieji mokslai, jie yra geras pagrindas universitete arba mokykloje mokytis, nes jie duoda gerą sistemą, kaip veikia viena ar kita sritis. Tačiau išėjus į bent kiek inžinerinį technologinį lygį ir ypač inovacijų kūrimo lygmenį, praktiškai labai retai mes turėsim tokią sritį, kad sukursim inovaciją vien pasiremdami chemiją, grinaja, tarkim, ar vien fiziką ir panašiai. Iš tikrųjų, bet kokiuose tyrimuose praktiškai tų grinųjų mokslų yra labai nedaug ir visuomet yra ta sinergija. Jeigu pavyksta tą sinergiją iš karto apčiuopti, tai tada inovacijos potencialas iškyla eksponentiškai ir kiek aš esu dirbęs, tai bet koks bendradarbiavimas su bet kokia diskusija su gretimo ar tolesnio mokslo atstovais arba inžinieriais duoda iš karto tą netikėtą įžvalgą, kur galbūt jos ir reikia tą inovaciją būtent kilstelti į naują lygį. Dainiau, kalbame apie mokslinius tyrimus, apie technologijas, tai labai svarbu paminėti ir startuolius, kurie dažnai ir gimsta iš tos sinergijos. Norėjau paklausti, su kokiamis didžiausiamis rizikomis ar iššūkiais susiduria būtent tie startuoliai, kuriems yra reikalingi tie ilgalaikiai moksliniai tyrimai, kurie yra labai imlūs laikui ir kartais ne visada būna labai patrauklus investuotojų akyse. Klausimas labai teisingai suformuluotas. Dar, tarkim, prieš kokius 10-5 metus apskritai į giliųjų tų deep tech technologijų investavimą visi žiūrėjo labai atsargiai, nes grąža yra labai lėta ir labai didelė tikimybė, kad paprasčiausiai nieko neįvyks. Tai
mes savo ruoštų, aišku, tą sprendžiam, remdamasi nemažą dalim valstybinių finansavimo, kuris yra šiek tiek palankesnis giliojo, ta prasme, mokslinio pagrindų vystomiems startuoliams. Man kaip mokslininkui startuolio vystyme didžiausias iššūkis yra tai, kad kažkurio metu tu turi nuspręsti, jog užtenka vystyti mokslinę dalį ir pereiti prie produkto vystymo, kas savo ruoštų reiškia, kad vis tiek kažko tai neišsprendė iki galo moksliniam lygmenį, bet negali to daryti be galo ir turi tada pereiti visai kitą dalyką, tai yra produkto koncepcijos kūrimą, pristatymą būsimam naudotojui, vartotojui, ir mokslininkui tai yra visiškai kitas sritis, kur dažnai tas posūkis būna toksai drastiškas, kad ir kantrybės, ir užsispyrimo, ir noro tenka semtis ir įkvėpimo iš kažkur. Galbūt šitoje vietoje pasitarnautų tas tarpdiscipliniškumas, kadangi skirtingų kompetencijų žmonės gali labai svariai prisidėti prie tolimesnio produkto vystymo, komercializavimo, dizaino klausimų ir panašiai, kurie galbūt kartais būna tiems, kurie rūpinasi tik mokslinių tyrimų sritimi, šiek tiek toksai, taip pasakysiu, sudėtingas laukas ir reikėtų paramos iš būtent tų disciplinų žmonių. Kas be ko, jeigu mes turim produktą, kuris yra sudėtingas, komandoje vis tiek reikia turėti skirtingų disciplinų žmonės ir ar tai patariamojų vaidmenių, ar įtraukus į komandą, tai yra tikrai geras sprendimas ir tada vienas kitą palaikantis diskusijoje, ta prasme, gali tikėtis, kad išstumsi kažką iki tokio lygio, kad visgi pateiksi rinkai. Dainiau, jūs su savo komanda, netgi keliomis komandomis esate keletą kartų dalyvavę Technoramos inovacijų parodoje. Tai aš norėčiau iš jūsų išgirsti savo patirtį, kodėl jūs manote, kad tokio tipo renginiai yra vertingi ir naudingi esant tik antreprenerystės kelio pradžioje, verslo kūrimo pradžioje ir apskritai galbūt netgi tiems, kurie ir negalvoja apie verslo kūrimą, tačiau kokią patirtį tai duoda ir kodėl verta sudalyvauti. Nauda absoliuti ir daugialypė. Ir tai yra dalyvavimas parodose su savo produktu, tai yra ne tik pradedančio inovatoriaus, bet ir tų brandžių inovatorių kelias, kai išvažiuoji į kažkokią tarptautinę parodą, padedi ant stalo savo įrenginį ir tada gauni tikrąjį atsaką. Kartais mes savo būsimo naudotojo negalim lengvai pasiekti, arba jeigu mūsų naudotojas yra tarkim, kasdieninis žmogus, bet profesionalas, juos pasiekti yra gan sunku. Tai yra parodos yra ta vieta, kur tikrai gali gauti grįžtamąjį ryšį, nes, kaip žinia, bet kokio produkto kūrimas turi būti ciklinis, ar ne, ir praeiti vieną etapą, paklaus vartotoją, tada praeiti kitą etapą, vėl paklaus. Ir parodos yra ta vieta, kur tu klausi vartotoją, ar tai iš tikrųjų tai, ko jums reikia. Duokit man savo įžvalgų. Net nekalbant apie tą naudą, kad bendravimas visuomet yra didžioji vertybė bet kokiam inovatoriui. Ir vienas dalykas yra išmokti kažką sukurti, o kitas dalykas tai pristatyti. Tai aišku, inžinieriams, dažnai intravertams būna sunku perlipti per save, bet aš labai skatinu eiti, šnekėti, nes tai tik tai gali parodyti tą teisingą kelią tiek produkto vystymo, tiek savo karjeros kryptis. Aš tik paantrinsiu Dainiui ir tikrai pridėsiu prie to, kad Technorama vieta testuoti savo idėją yra tikrai puikia, kadangi renginyje apsilanko apie 1500 dalyvių, įtraukiant tiek investuotojus, verslo atstovus ar tiesiog technologijų entuziastus. Dainiau, ačiū labai už pokalbį, buvo labai smagu pasikalbėti ir tikiuosi, kad galbūt netgi jūsų vieną iš komandų galėsim pamatyti Technoramos renginyje. Ir žiūrovams primenu, kad mūsų pokalbyje šiandien dalyvavo Kauno technologijos universiteto, cheminės technologijos fakulteto, aplinkosaugos technologijos katedros profesorius Dainius Martuzevičius. Ačiū. Ačiū Jums. Ir užbaigdama šį pokalbį norėčiau priminti, kad inovacijų paroda Technorama jau kviečia tiek pažengusius, tiek pradedančiuosius inovatorius registruotis ir susitiksime gegužės 29 dieną KTU Santakos slėnyje. Iki.